Ne, reiktų pirštinių dabar. Tu telefoną galiu kažkur turėti, bet tikslas jo būtų nepamesti, nes... Nu, propelerį gali sudaužyti. Nu, sudaužysi propelerį, pavyzdžiui, vieną mentis, tai įsivaizduok kokia vibracija, tai čia sulūžtas rėms iš karto. Kas tai dabar mane? Aš norėjau nufotkinti, kad nors. Tai galėsi fotkinti, viskas gerai. Kaip greit leidžiasi. Tai va, dabar 3-5 kyla iki tų karjerų. Tada iki Šeduvos, biški mažiau iki 20 ir atgal bus 35. Pietų vėjas, nestiprus. Panevėžys Reidijo skraidyklė užima 2-0 taką. Yra 1-0 takas? 0-2. Čia pagal kursą. O kaip tu sakai, tie kursai būna, ne kursas? Nu tai va, mes važiuojam dabar, matai, va, rodo 2-3, nu tai iš plius minus. Tai kas čia yra pusė? Ką? Laipsniai. Ai, laipsniai? Panevėžys Reidijo. Lima Jankis Sierra Charlie Victor, kyla 2-0 kursą. Pasiruošęs? Čia. Pas tave šonuose reguliuojasi garsas, gali būt kas nors nusukino. 1-2, 1-2, 1-2. Gerai. O aš irgi tave gerai. Mane skraidinant, prašau, abiem rankom. 1-2, o dabar bus geriau gal. O, dabar gerai. Tai va, dabar skrendam 100 ir vėjas šoninis, tai ir gaunasi, kad 100 skrenda vėjas, nepadeda mum. Rodo lėtai. Kažkaip kiek atsimenu, kartą Utenoj skridau, tai baisiau. Nu ten pučia labiau gal dar plius, kiaura viskas. Pažiūrėk, koks šrotas. Čia Sąvartynas. Sakė, kažkuriam šrotė skrendant sklandytuvus matė išardytus. Čia motokroso trasa? Jo, ir yra kita ten kažkur irgi prie čia Nevėžis, va čia, va tas griovys, čia Nevėžis. Nevėžis? Jo. Čia rimtesnis. Nu, kai kuriuose vietose daugiau, ten kartais patvinsta, šis didelis atrodo. O ten irgi dar viena yra motokroso trasa. Po to tom karjerį irgi yra, man atrodo, motokroso, ten mašinų trasa kažkokia. Tu gali vairuoti, im. Na, eik tu, ne. Taigi va, viskas. Nevairuosi. Im. Tai va, biškį turi patraukti. Eik tu, Vidalis. Im. Nenori. Bijau. Taigi niekad, va, im, sakau. Melioraciniai grioviai. Dabar nebesimato labai apžėlę, bet pavasarį būna, matosi kaip gyvūnai per tos laukus išvaikščioja, žinai, išmindyti laukai. Į 100 metrų. Tuo geležinkeliu skristume, nuskristume ir tą Šeduvos aerodromą. Tai būtų skrendant pagal kažkokį ten brendą?
Dabar skrendi pagal navigaciją, bet šiaip tai galėjo pagal kelią. Kažkoks takas, kas čia yra? Priekį. Jo, čia yra šitas Gustonių takas. Seniau kruzdikai nuo jo kildavo, laukus trešdavo. O dabar ten vyksta lenktynės mašina. Bet čia laisvai galiu nusileisti šitą. Nėra nei medžių, tai nieko. Koks trumpas atrodo. Tai 400 metrų. Jie standartiniai nėra trumpas. 400. Vizualiai atrodo trumpas. Na tai mes jau kiek 305 metrų aukštį, tai... Bet nebūna taip termika šauna į viršą į galą. Būna. Ir kad taip šauda dar nieko, bet būna, kad vieną sparną kelia, o vieną leidžia žemyn. O, ne. Tai tada toks stipriai reikia duoti, žinai. Su laisva, kai skraidai. Ir aštrias sąlygas būna, atsibosta galvoti, jau pasileidai, apsisukia ir iš naujo bandai įskristi termiką. Reikia nepamest telefoną. Būtų gerai. Smagu iš tavo pusės būtų. Sveikintina. Eiktina, aš čia pučia, baisu iškelti. Baisu judėti čia man. Tai kad ant taburetės sėdi tas pats. Taip. 300 metrų aukštį. 380. Ačiū. Palika 12 kilų, atskrisim per 6 minutės. Oho. Mes skrendam dabar pavėjoj 110. Aš neužspaudė, žinai, paspausčiau. Dar greičiau varytume. Tokiu visiškai kruizu. Be jėgos ant ranko. Autopilotą. Man atrodo, apie juos rodė per proto industriją. Bet jie šiaip atviri ir jie uždara teritorija kažkokia. Uždara. Bet ten yra, sakau, trasa, man bus motociklo ar ten mašina, tai... O jie kažkaip ten yra įsipareigoję, kai iškas tam tikrą tą kiekį tų naudingų išteklių, jie turi padaryti visuomenį ten parką, žaliasias zonas, ten maudynių vietas ir panašiai. Ai, taip pat apkarjerį? Jo, jie privalo padaryti visuomenį prieinamą. Ir mes Vokietijai, kai apkai skaityklę pirkom, tai ten buvo šalia karjeros uždarytas ir jos tvarkyti, bokštai apžvalgos padaryti, ežerai kažkokie tai. Tai va čia tas miestelis prieki Pakruojis jau. Supila, kad neįvažiuotų su visokiais bagiais, mocais. Ai, taip pat tas kalnelius, sakas, ne? Gynybiniai barjerai. Čia ta trasa? A. Ko nemolėtai važiuoja, ežerūkė. Nu. Pasiims telefoną, nuskris. Prieš saulę gerai atrodo, toks spindi.
Tai suksimės mes ratu ir atgal varysim ten aplinkui apskandam. Microphone, check private. 28 hour, Microphone, 01 formation, good day, proceeding full me at personnel 100. Alpha 01, Philly Tower, good day, leader, contact information, Hotel Valley, now we use 1 for left. Expect for the descent in 1 minute and report intentions for approach. Microphone formation, copy the runway 14 left, request overhead brake at 3000 feet for full stop. Microphone formation. Čia šiauliai šneka. Then heading 255 for final. Copy, heading 255, Microphone formation. Būtų gerai su mocu leisti biškį čia pralėkti. Ai, nebūtų. Garažai iš viršaus, garažai tikrai. 400 km. Koks buvo tavo top aukštas? Su laisva 2,8 gal. 2 kilometrai gal. Bet neįdomus, kas skrendys. Kad dabar prieš vėją jau skrisim 80, vietoj 110. Po to grįšim vėl šoninį, vėl savo greičių. Gerai, matai, nuima tokį sluoksnį. Nu, gal mažiukais tai. Nu, šitas Minecraftas, žinai, žaidimas. Atsimenu, šitas jausmas būdavo pats sunkiausias. Labai nemalonus jausmas. Number 01, Philly Tower, good day, radar contact information, Hotel Valley, Brown Gerai, is 1 for left. skridau, nežinau, su kuriuo aš ten. Vectoring you for approach, heading 040. Dar labiau pakrito. Number 01, showing 14 left, radar contact. Information hotel, immediately heading 040. Number 01. Number 01 and descent altitude 5,000 feet, QNH 1011. Descending 5,000 feet over QNH 1011, number 01. 1011 ir nieko nes. Tai va, bokštas priešais mus. Matai, karinis lėktuvas. O, gerai. Jis kokiam 1,5 kilometro aukštį. Dabar ten, vat, kur mes pakylom, prie Panevėžio aerodromo, užkart už kelio yra Pajuosčio aerodromas karinis. Jo, jis dabar jį atronovavo ir tipo naudos tam dronams, sraigtasparniam, žinai. Tai dabar, kadangi pratybos, dėl to dabar čia visoje Lietuvoje vyksta, aš tau sėdžiu, matyta, raudona žemėlapis, visur raudona. Tai ten irgi raudona, tai už to kelio nebegali įskristi. Tai jie jisai sakė, kai Kebra, kad matė, kai šokinėja su parašiutai, žinai. Vietą tos krovinius treniruojasi, pataikyti, žinai. Ap, čia vat, yra šitas, Šeduvos aerodromas, dar šoninis vėjas, bus tai nesileis. Ar čia tiesiai per manas? Jo, tai viršui matai gan stiprus vėjas, tai iš vis šiam 5 neskrendam. Okay. Tai skrisim ilgokai iki Panevėžio dabar, tokiu greičiu. Atvariam taip sąlyginai greitai. Iškai pasikeitė čia vėjas, ten taip būtent. Bet skaityk, vėjas didelis, skaityk vėjas beveik 3-5 km, tai kiek čia, virš 10 metrų.
ir paskrendi nieką, kad lėtai skrendi. Nu, nesijaučia jokio tokio kažkokio. Aišku, būna jis kusiuotas, kartais jaučiasi skrendi, tai Aišku, mes aukščiau pakylom, iškai reik nusileist, aš sušnekėjom, mažesnis vėjas bus apačioj. Pačia kelias yra 12. Šiaulius. O skraidiklį nėra kas kažkiek valandų tas meitinsas turite būti padarytas ir jis turi protokoluotas būti ir panašiai. Jo, tai viską darai. Nes atsimenu klasikos lėktuvais, kad nevažkai kažkiek valandų, žinai, ir tau reikia keisti kažką, žinai, jokio Lygiai tas pat. Tai, nu, ta prasme, tai variklis ten, pavyzdžiui, šitas, kas 25 valandas turi ten patikrinti žvakių tarpus, ten kuro filtrą, žinai, nu, vienu žodžiu, ten surašyta. Sparnui ten irgi, pavyzdžiui, kas 100 valandų arba kas metus kažkiek tai metų, žinai, turi tą daryti. Tai aš variklį dabar šeštadienį, sekmadienį ten viską sužiūrėjau, tai dėl to keičiau vieną šlangą, biškį buvo jau pasitrynus, tai keičiau šlangą, antifrizą supyliau, paskraidžiau ir, žinai, nusiorino, tai biškį pakryto tas lygis, tai dėl to dapyliau šitą rytą. Nes tik, man rodo, žinai, 7 laipsnių, tam variklį 7, 8,5, man atrodo, yra norma, aš neatsimenu, susivedęs dabar, ar šiam 5, 8,5, nu kažkas tokio. Man tai rodo žaliai, tai išmetimo temperatūra va 600 laipsnių. Tai va jų skirtumas tarp šitų labai mažas, tai vadinasi, gerai karburatoriai sureguliuoti vienodai dirba jie. Ai, čia bus irgi 2 kartai. Jo. Daugiausia buvo MSF, kad nuskridė iki Jurbarko, ten dar tik sakais nusileido tada pavalgyti, čia rudenį buvo, man rodo, praeitą. Nu, žodžiu, taip gastroliuodami, belia kur varinėjom. Tai Efka sako, dar varom iki Šeduvos, sakau, ai ne, varom atgal. Grįžom, nusileidom, buvo 5 litrai kuro reikia. Nu, būtų turbūt užtekę, bet būtų jau taip ant ribos. Ai, gal praskrisim, čia gausis, kad praskrisim pro Panevėžio šūdų valyklą. Labai įsimintinas objektas. Jo, aš visiems rodau. Tavo tas Nevėžis, va, už Naujamiestį jau biškį gražesnis tau. Čia taip prieš balą kažkokią griovys. Melioracijos. Sakau, va čia tie valymai, man atrodo. Kita spalva bėga. Kapinės, pažiūrėk. Kapinės. Pabila, leistis reikia iš principo prieš vėją, ne? Nu, taip, nes tavo greitis minus vėjo greitis sumažina tau greitį. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, mano skaidiklė 65 dviese jau, šiam 8 krenta, tai mes tokį maždaug 70 leidžiamės. Jeigu vėjas 20 km, tai mes iš principo žemės atžvilgiu ant 50, tai lėčiau. Nes pavėjui būtų jau 90. Tai kažkokia aikštelė mokasi vairuoti, ne? Jo. O čia planeta, kur gali praslyst? Nežinau, gali būt va ta balta. Balta, jo, nes čia yra posūkiai irgi yra, matai? Jo. Ir ten gali mokytis tą vairavimą, žinai, kažkokį. Baseinai jau pupuoja viskas, jau uždaro sezoną žmonės. Čia gali pasižiūrėti, kas kaip gyvena. Sklypų išplanavimai kokie, va. Pas ką šalia gražesnė. Eisim leistis. Let's go. Laikysiuosi už kėdės. Akių neuždengt. Leisimės, čia labai nelygus taks į tą pusę. Tai. Čia labai. Bet mes kūrą sudeginom jau kokį daugiau negu 10 litrų, palengvėjom 10 kg. Kodėl čia pažiūrėk, nežinom, jo? Čia skraido su avia modeliais. Dabar su modeliukais. Jo, arba parasparniai kyla iš čia.
Bet parasparnių tai nedaug yra čia. O parasparnis, kur su virpalo nugaros kaip Karsonas, jis gali pakilti iš tipo, ar jam reikia visi, kad jį užtemtų? Ne, tai jis pakyla. Pakyla, ne, dabar iš lygios vietos nenugalvo, nepagali, ne? Jo. Panevėžys Radio Sierra Charlie Victor 1-6 tuptinėje. Baisu? Aiškiai. Visai fainai. Reikia pataikyti lygiausią vietą dabar svarbiausia. O tai kalniukas su tokia šautum, ne faina būtų. Manau, kad ne. Gyvas. Va, paplojau tau, va. Ačiū. Sakai, kad nusileidai truputį, bet Panevėžio oro uoste. Šiuo metu oro temperatūra yra 18 laipsnių, giedra, dėkoju,